Nors pedofilijos bylą tyrę prokurorai taip ir nesugebėjo ar nenorėjo pareikšti įtarimų Laimutei Stankūnaitei, mažoji mergaitė nuolat nuosekliai ir atkakliai tvirtino, kad jos motina leido ją išnaudoti. Kaltinamajame akte yra aiškiai parašyta, kad galima nusikaltimo padarimo vieta yra Stankūnaitės nuomotas butas. Matote, šiaip jau teismo posėdžio metu aš turėčiau šitą šnekėti ir aš jums tikrai nepasakysiu šitą, nes čia yra pats susijęs su teismu. Čia jūs, kitaip turėtumėt klausti, ar Stankūnaitė gali būti atstovė. Taip, ar Stankūnaitė gali būti atstovė, taip. Tai va, taip. Šito jums dabar nepasakysiu, bet iš tikrųjų tas iškils klausimas ir iš tikrųjų aš jau net ir pasiruošęs tam pasisakymui. Bet jūs... Dabar aš jums tikrai šiai dienai nepasakysiu, tik tai, kai iškils tas klausimas, nes yra ir jos prašymas, kad prašo pripažinti ją. Tai aš jau pasiruošę šitiem klausimam, kaip mano pozicija bus išsakyta. Prokurore, tai bent trumpai, prieštarausit šitam ar neprieštarausit? Ne, šitą aš negaliu jums pasakyti. Nes čia iš ankstinė jau bus nuomonė ir viskas. Kokia bus pedofilijos bylos baigtis, jei mažoji mergaitė vis dėlto bus išplėšta iš namų ir atiduota motinai, ko gero ilgai spėlioti nereikia. Nei Stankūnaitė, nei jos advokatas neslepia. Mergaitės liudijimai bus paneigti. Andrius Ūsas išteisintas, Laimutė Stankūnaitė niekada neatsisės į teisiamųjų suolą. Tik tokio teisingumo gali tikėtis mažoji mergaitė.